Sveiki visi, šiandien servise 007 turim štai tokį amerikietišką galiūną, Dodge Ram automobilį, 5,7 Hemi variklis, 8 cilindrai, V forma, po 4 kiekvienoje pusėje, 2020 metai, jeigu dokumentais tikėtai 295 kW galios. Kiek kitoks neįprastai su start-stopu variklis, priekį turi štai tokį bloką, akumuliatoriaus, kažkoks pajungimas yra realiai generatorius ir per dirželį po start-stopo jisai startuoja iš generatoriaus, labai įdomiai, gerokai švelniau nei mums yra įprasta jausti tą start-stopo sistemą, gal ir pasteisinantis dalykas, negaliu komentuoti, bet ta prasme veikia, važiuoja, dujomis be abejonės veikia lygiai taip pat kaip veikia benzinu, jokių dėl to problemų ar kažkokių tai iššūkių nėra. Na, o sumontuota, kaip visada, Landerenzo Omegas pati geriausia sistema, ką mes galim pasiūlyti 8 cilindram. Turim iš principo tik tai tą vadinamą premium variantą ir jokių kitokių jų neturim pasiūlyti. Tai labai trumpai apie komplektaciją ir komponentus bandau papasakoti. Taip pat valdymo blokas Landerenzo EvoBD sumontuotas štai šitoje vietoje, pakankamai tvirtai, greta benzininio valdymo bloko. Tai be abejonės didžioji dauguma signalų yra paimama tiesiai iš to bloko, tai automatiškai variklio skyriui turim gerokai mažiau papildomų laidų, kurias reikia pravedžioti vertinant ir vibracijas, ir temperatūrą, ir kitus dalykus ir niuansus. Tai tikrai galima taip gražiai sumontuoti, padėti ir sutaupyti, ta prasme, variklio skyriuje vietos. Reduktoriai čia yra montuojami Landerenzo Li10 Turbo Oversize, patys našiausi, ir jų čia yra 2. Jie yra sumontuoti iš tikrųjų apačioje, maždaug šitose vietose. Žemiau nuo apačioje, pabandykim taip, radiatoriaus viso bloko, viso sumuštinio. Iš reduktorių išeinam su dujų padavimu ir turim 2 specifinius Landerenzo filtrus su dervų surinkimu sumontuotus. Be abejonės jas sumontuojam taip, kad mes galėtume nesunkiai aptarnauti, prieiti, nes vėlgi aptarnavimo sistemos yra daromi kas 1 metus arba kas 15 000 km. Tai tą taipogi reikia įsivertinti. Skystos fazės filtrai čia bus sumontuoti 2 ir jie bus keičiami štai šitoje vietoje, yra sumontuoti OMB BFC dujų vožtuvai, juos čia sumontavome netgi 2. Dujinės įrangos saugikliai išvedėm prie akumuliatoriaus, kas be ko, dujinius purkštukus padėjom kiekvienoje variklio pusėje, Landerenzo grupė priklausančius A, B, A+, po 4 abiejose šonuose. Žinoma, Landerenzo įrangą montuojant servise 007 darbus atliekam pagal aukščiausius standartus. Naudojam kokybiškas žarnas, spiruoklinės sąvaržas, jungtis, dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, kiekvieną kontaktą lituodami ir apsaugodami termokembrikais. Mes stengiamės viską sumontuoti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų mūsų komponentai variklio eksploataciniams, einamiems kažkokiems remonto darbams, o jeigu trukdytų, kad būtų galima jos nesunkiai atjungti, patraukti ir visą tai įvertinti, be abejonės įvertinant ir temperatūrinius bei vibracinius elementus variklio skyriuje, apie kuriuos jau kalbėjau prieš tai. Tai tiek turbūt būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra sumontuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Tai turime jį sumontavę štai čia, apvalus, gražus, tvarkingai, tikrai geroje vietoje. Sėdint matosi, ranką galima pasiekti, per daug neblaško, tikrai geras variantas. Pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos, atsidarę dangtelį. Štai šitoje vietoje turim sumontuotą pildymo adapterį, kur įsisukam angelį ir atliekam pildymą. Viską pabaigę gražiai užsidarom. Pakankamai irgi iššūkių pareikalavęs dalykas, kadangi jis yra gumuotas ir tik tai viena šitam šone yra pakankamai tvirta vieta, kur galima tą pildymą padaryti. Na, o įdomiausia turbūt vieta tai yra dujų balionas, kuris čia yra sumontuotas kūzovo viduje. Tai yra iš tikrųjų vienas, turbūt netgi ir pats didžiausias balionas, kokį mes esame iš principo sumontavę bent jau pastaruoju metu, tai 220 litrų cilindrinis kokybiškas Bormech dujų balionas, 4 tvirtinimo juostos, rėmas, viskas pagal standartus taip, kaip reikalauja gamintojai. Na, klientas tokio baliono norėjo, tokios vietos norėjo, jo labiau pats nori susimeistrauti dėžę tiek įrankiam, tiek dar kitiem komponentam, kažkokį užsidengimą padaryti. O šiaip visą šitą galą gaubė tentas, to baliono net aišku važiuojant ir nesimatyti. Aš nuotrauką ir video be abejonės pridėsiu, kaip atrodo jisai jau su tentu sumontuotu. Tai toks variantas su tikrai dideliu balionu, Dodge Ramas, jeigu kažką panašaus planuojate įsigyti. Automobilis šiaip važiuoja puikiai dujomis, išbandėm ir kelyje, ir už miesto, ir mieste, absoliučiai be problemų dujomis. Tai tikrai, bet be abejonės reikia ir tinkamos sistemos, ir tų 2 būtinai reduktorių ir taip toliau, tam, kad ta sistema veiktų tinkamai.
Tai kaip ir tiek šiam kartui, jeigu yra klausimų, susisiekit, klauskit, na, o visus, kurie ieško kokybiško vandens sprendimų, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.